Čia kažkokį naują bandysi? Masažą? Aha. Ne, Sakai, reikia, aš- kad pasimokė. Labai skiriasi, kai darai masažą ir kai žiūri į save iš šono. Nu jo. Ačiū, kad atėjai. Oi, tai man tai vienas malonumas, kad man masažuotų. Kitą savaitę irgi lauksim. Gerai. Mums šiandien atsiskaitimas kaip tik man buvo. Vienas. O kaip vakar sekėsi? Nu, išgyveno. Pirmadienį 100 klausimų. Penktadienį eisiu kliniką. Injekcijų. Tai bus skaniai. Dieve, kaip gerai. Man bus geriau. O čia jeigu kažkur, pavyzdžiui, skaudės, tai jau ten tipo... Sakyk ir viskas. Jo. Nes su nugara, man atrodo, tai kažkas bus. Nes būna užeina, kad skauda. Kaip senpai sako, kiaulė visą laiką randa savo triufelį, tai Na ja, aš atrasiu. pas vieną daugiau problemų, pas kitą mažiau, bet pas visus truputį yra. Iš to per rankas praeisiu visą tą grandinę, nes vis tai buvo susikaupę. Jo. O tu naujai va pradėjai mokytis? Nuo rugsėjo? ne? Jo, Nu ir kaip? labai patinka. Patinka, ne? Bet, Kaifuoju. bet taip jau drąsiai, va, ta prasme, jautiesi, kad galėtum jau dirbti, ne? Dar drąsos trūksta, bet... Jo, nes tas pats ir man, va, kosmetologijai, nu kaip ir aišku ten, bet taip kažkaip jo, dar pagalvoju, gal geriau po kieno sparneliu dar. Jo. Ne taip, kad jau iškart kabinetą ir jau va, eikit pas mane. Dar to trūksta, jo. Priežiūros reikia. Jo. Kaip kelias? Gerai. Neslidu? Ne. O Jėzau, aš tik mūsų atvažiavau. Dieve, kaip gerai. Ne per stipriai, Ne. bet per greitai, ne? Man kai treneris su tuo aparatu praėjo, kur atpalaiduoja raumenis. Bet ten tai skauda.